irgi atrodo, visada svarbu, žinai, tai ta integracija, kad būtent ta meilė būtų kiekvieną dieną. Tai nebūtų ryte, kai meditavai ir vakare, kai meditavai, žinai, kad tai būtų išreiškiama į veiksmą, į žodį, į santykį. Ir kad turbūt net nepriklausytų nuo tam praktikos, kuo aš tikiu, netikiu. Taip. Nes iš tikrųjų tai koks skirtumas, ko tu tiki, jeigu tu... Labas, mano vardas Laima ir čia yra Pakeliui namo. Šitą podcastą pradėjau kurti, norėdama papasakoti, parodyti, koks visoks yra kelias į save. Ne vien tik tai gražus ir ne vien tik tai sudėtingas. Ir be galo džiaugiuosi, nes čia jau yra 2 sezonas, o labiausiai noriu padėkoti tau, kad žiūri, kad palaikai taip, kaip gali geriausiai, kad esi prenumeratorius, jeigu toks jau esi, o jeigu dar nespėjai, tai dabar yra pats metas paspausti tą prenumeruoti ar stebėti mygtuką, tai tau tetruks akimirką, o man tai yra išties vertinga. Ir jeigu palaikai šitą idėją, šitą iniciatyvą, norėtum, kad jinai tęstusi, augtų į dar geresnę kokybę, jeigu vertini mano įdedamas pastangas, laiką, tuomet gali prisidėti labai stiprią kuriančią finansinę energiją ir tiesiog po šiuo video aprašyme rasi nuorodą į PayPal sistemą, kur gali patogiai pasirinkti tau tinkamą, prieinamą pinigų sumą ir tiesiog paaukoti. Esu dėkinga iš anksto kiekvienam. O dabar kviečiu į naują epizodą, naują istoriją ir pasiimk tai, kas rezonuoja, o visą kitą tiesiog palik. Gero laiko. Tai sveikas įsijungęs ar įsijungus Pakeliui namo. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi. Pas mane svečiuose pagaliau iš pačios Vokietijos. Visai ne dėl to grįžęs, bet vis tiek grįžęs Rytis Lukaševičius. Aš irgi džiaugiuosi. Tadadadam. Tai aš čia pristatau žmonės, savo pašnekovus. Labai gerai. Tai aš tave pristatysiu. Davai. Aš atsimenu, žinai, prieš daug metų, kai tu atėjai ir kaip tu, tokia biškipai pasimetas, žinai, ir nežinojai, ką veikti, kur esi, kas esi, žinai, ir panašiai. Tai man labai smagu matyti, žinai, kaip tu randi kažką, kas tave džiugina, žinai, ir kaip tu tai tiesiog darai, žinai, ne dėl to, kad turiu 10 metų planą, tiesiog dėl to, kad smagu, žinai, daryti. Tai man tas, kaip tu keiteisi, žinai, kaip tu augai ir kaip tu atradai dalykus, kurie tavo, žinai. Tai man šitas džiugina matyti. Ačiū tau labai. Atradau tam kartui. Man labai su šitais pokalbiais, tai taip ir yra, kad, aš dabar darau. Būtent. Ar kitą savaitę nutiks pokalbis? No one knows. Jo, tai toks visiškai tada iš tokio smalsumo ir tiesiog vyksta, kas vyksta. Tai kaip tu mane pristatytum? Visų pirma, tai tiesiog Rytis Lukaševičius yra paleidimų master. Ir mano mokytojas. Ir gal net bičiulis, sakyčiau, visai norėčiau taip sakyti. Ir žmogus, kuris tiesiog šalia kurio nutinka meilė.
Jo, aš kažkaip jau iš anksto taip kažkaip jaučiau visą laiką, kad kai mes sutarėm dėl pokalbio, kad, nu, va, čia turbūt apie meilę kažkokiu būdu, tai rutuliosis ir va šiandien atėjo tas pokalbis ir aš taip ir jaučiu. Kad yra toksai kažkoks jausmas, kuris visą laiką būna kažkur pakeliui, bet pakeliui namo, ne? Ir pakeliui susitinka ir kažkur čia nutinka tas jausmas. Tai mes galėtume taip sėdėti turbūt visą 1,5 valandos. Galim ir ilgiau. Galim ir ilgiau. Gal kažkas ir suprastų? Žinai, kas įdomiausia, kad net ir nesistengiant kalbėti, tie žodžiai ateina nuo tada, kada jiem laikas. Ir kažkaip mes susitikom pakalbėti, nežinodami, apie ką kalbėsim. Ir tas kalbėjimas vis tiek nutinka. Jo, ir jisai turbūt nutinka, kaip tie patys žodžiai, sakai, kai jie nutinka, tai jie nutinka ne iš sugalvojimo kažkokio, o dėl to, kad taip teka. Taip. Buvo labai juokinga, neatsimenu prieš kiek laiko, kažkuriam radijui daviau interviu ir nutiko tyla. Visiškai. Ir ta prasme, tai žurnalistai protas tuščias. Žinai, ir mes kažkiek sekundžių radijo eteryje buvo tyla. Nes mes tiesiog tylėjom, žinai. Nes tiesiog viskas baigėsi. Ir jinai paskui taip, oi. Ten neįprasta, kad radijui neformatas. Jo, neformatas, žinai, kad būtų tiesiog. Ir viskas sustoja. Gerai, kad čia neradija. Taip. Aš gal noriu paklausti tavęs iš viso, kas tau yra tas namų jausmas, kaip tu galėtum apibūdinti savo namų jausmą. Kažkada plius minus 10 metų atgal aš tiesiog supratau, kad namai yra būsena ir ne vieta. Ir nuo tos dienos man visur namai, kur aš padėjau savo kuprinę. ir tiesiog nuo to laiko tai visada yra su manim. Ir tas atkeliaujant labai įdomu, kai daug vyksta pokyčio lygtais, bet į kiekvieną kambarį ar viešbutį įėjus yra tas pats jausmas, nes atsinešiu aš jį. O jeigu apie tą jausmą, apie kurį tu iš tikrųjų klausi. Kartais, kai jaučiu, kad žmoguje tai nutinka, sakau, sveikas grįžęs namo. Ir turbūt pirmiausia tai yra tyla. Ir tada visa kita. Nes kartais tai gali būti labai daug džiaugsmo. Kartais tai gali būti labai daug tokios šilumos ir tokios tiesiog tirštana meilės. O kartais tiesiog yra visiškai tyla. Visiška ramybė. Visiška vidinė tokia, žinai, tuštuma ir tyla. Tai turbūt, žodžiais, tai šitie apibūdinimai yra patys arčiausiai to. Jo. Man kažkaip šitas visas pavadinimas taip šovė visiškai netikėtai.
Nes, tas pakeliui, žinai, mes visada labai trumpos akimirkos dažniausiai būna, kai visiškai viskas tampa tylu arba tampa meilė ir gali trukti sekundę, minutę, nežinau, valandą, savaitę. 3 mėnesius. Pusę metų, kad ir kažkada ateina tas kitas etapas, kai turbūt turi išeiti į vėl turbūt kažkokį išsiplėtimą, augimą, pameti tą namų jausmą, tada kažkas nutinka, prasiplėti ir vėl grįžti namą. Tai tokia tarsi kelionė. Mano mokytoja pavadino vieną iš savo programų Live Love Every Day. Ir tas patyrimas, kai tai yra, tai nėra, žinai. Tai būdavo taip, toks didžiulis tarsi troškimas vėl kažką patirti, tą prisiminimą, malonų kažkokį, žinai, ten ar ramybės, ar džiaugsmo, ar meilės. Nes norėjosi tikėti, kad gyvenimas meilėje tai yra gyvenimas maloniai. Kad bus fainas patyrimas visą laiką. Ir tada ir atrodydavo, žinai, kad tai tarsi ateina, išeina, išsijungia. Ir kai vedžiau stovyklą prieš kažkiek čia jau savaičių atgal, vieną rytą eidamas į salę įrašinėjau kaip tik žinutę ir sakau, žinai, aš 2 dienas jaučiau kaip kažkokia, tokia įtampa per nugarą, žinai, visi ir kažkas vykdavo, turėdavau laiko, pabūdavau su to, žinai, bet kažkas taip vyko. Ir ten vakare prieš, įvyko tam tikra dalis ir tai viskas taiga, žinai, ir tą rytą aš jau šneku apie tai, dar jaučiu, yra kažkokie likučiai tokio, tarsi kažkokios baimės, kažkokio įsitempimo, kuris fone, jis tiesiog vyko, žinai, tas kelias dienas. Ir sakau, įdomiausia, kad šį kartą man tai visiškai netrukdė, nes tai nebeatrodė kaip problema. Ir tai yra tobuliau nei geras patyrimas. Kai nebereikia gero patyrimo. Nes ta meilė, jinai tiesiog yra. Ir meilė myli viską. Ir tas toksai, žinai, tie metai, kai tai būdavo toksai, atsirado, išsijungia, žinai, kaip lemputė kokia. Tai, kažkaip dabar tiesiog yra kitaip. Ir suprantu, apie ką, žinai, man kalba ir ką man rodo. Ir tiesiog nebereikia to. Ir tada ten buvo kokių 2 minučių mano paties žinutė ir aš ten šneku, sakau, jau tuoj verksiu, žinai. Ir taip pasakiau visą, ką aš ten pasakiau. Ir taip praėjo dar koks 10 sekundžių ir atsimenu, parašiau jai, dabar jaučiuosi pasiruošęs dienai, žinai. Ta diena, kurią aš dabar vesiu visą dieną, žinai, toks tiesiog viskas savo vietos, viskas aišku, žinai. Tai tas noras, kad būtų kažkaip, noras, kad būtų malonu, kad būtų patogu, žinai, kad praeitų liūdesys, ar įtampa, ar skausmas, ar pyktis, ar dar kažkas. Jis visada yra. Aš dėl to žmonės visą laiką, kai susipažinimas skambučiai vyksta, sakau, tu nusivilsi, sakau, žinai, tu būsi nepatenkintas, sakau, tu galvosi, kad čia neveikia, sakau, nes nebus malonu. Kažkurio momento nebus malonu ir tu galvosi, aš kažką ne taip padariau, sakau, ir tada tu nusivilsi. Bet iš tikrųjų viskas ten yra gerai ir aš tau iškart pasakau, kad nusivylimas nutiks,
Ir tai yra dar vienas patyrimas, lygiai toks pat, žinai, ir su juo irgi išmoksi draugauti. Tai kai tas mūsų toks kažkoks įsivaizdavimas, protė, žinai, atsiranda irgi, protas sako, žinai, o gal meilė gali būti kitokia. Gal jinai nėra tokia, kaip aš ją įsivaizdavau. Žinai, ir pradeda atsidarinėti tos ribos. Iš tikrųjų, ten jau gerokai toliau nei mūsų ten malonumai ar fainumas ar dar kažkas, tada atsiranda vietos tam tikrumui. Tiesiog va, taip kaip yra būti. Gal meilė tiesiog gali mylėti viską. Tai va čia ir yra. Aš vakar vedžiau paskaitą ir paklausiau kažkurio momentu meditacijai, sakau, mes žiūrėjome į tai, ko žmonės vengia. Ir kažkurio, tai sakau, o dabar paklauskit meilę, sakau, ar meilė myli tai, ko jūs vengiat. Ir dabar, vat, šiandien ryte man iš vienos merginos grįžo, žinai, su kuria mes ten šnekėjom gyvai. Sako, jos buvo bandymas išvengti gėdos. Labai, labai daug. Ir jinai perėjo ten, tiesiog ten atsistojo, žodžiu, ir sako, maždaug aš noriu pasižiūrėti, kaip aš jaučiuosi. Ten įvyko visas procesas su ją. Ir jin sako, kai vedėjai tą meditaciją, kai aš paklausiau savęs, ar meilė myli gėdą, supratau, kad meilė myli. Bet aš tai ne. Ir tada kažkam man, sako, bet ašgi meilė. Ir viskas. Ir sako, man dabar taip gera tiesiog matyti tą gėdą ir jausti, žinai. Tai va tas reikalavimas to malonaus patyrimo, jis tiesiog ištirpo toje meilėje. Ir ne dėl to, kad jai nebegėda niekada, žinai, todėl, kad jos santykis pasikeitė. Kaip prieš tai buvo priešas, prieš tai buvo kažkas, ką reikia paslėpti, ko reikia nerodyti. Dabar tai tiesiog. Kas įdomu ir man pačiai, žinai, pastebėti, kad kuo daugiau tos meilės tarsi įsileidi, kuo stabilesnė jinai tampa, tai visos tos patirtis vyksta, žinai, kažkokios smagios, labai fainai viskas sekasi, arba kai kažkokia duobė, bet jos tokios suvienodėja. Mažiau dramos. Mažiau tokio gal, čia euforija, belekas, čia, wow. Arba visiškai ten dugnas gyvenimas baigėsi. Taip kažkaip gaunasi, kad, kažkas nutiko, tai gerai sprendžiu, kažkas fainai, tai, ačiū. Tai fainai. Taip. Jo. Bet tai nereiškia, kad... Ir čia ta, kur daugelis išsigąsta nuo bodaus gyvenimo. Ir nuo bodaus gyvenimo, bet ir tai nereiškia, kad nevyksta dalykai, kad nevyksta ten, žinai, tu irgi pasakai, žinai. Aš nuolat pasakoju apie tai. Kad eini, ten, žinai, vesti stovyklos ir vyksta kažkokie ten reikalai viduje. Ir tai nereiškia, kad nors esi... Kaip sakiau, master šitoj srity, kad tu irgi patiri, ne? Tai būtent, va, čia ir yra ta didžiausia tokia, žinai, didžiausia projekcija, turbūt, kurią žmonės norėtų matyti ant manęs, kad aš neturiu jausmų iš esmės. Tai va, tai aš norėjau paklausti, visada jaučiuosi gerai. O tai ryčiui irgi blogų dienų būna. Būtent, žinai. Kad aš visada jaučiuosi tik gerai, tik tai pakiliai ir panašiai. Ne, bet tiesiog o koks mano santykis su savimi, kuris yra nepatenkintas, žinai, kuris yra apatiškas, gal šiandien nenori nieko veikti. Žinai. Ir prieš kažkiek tais laiko man atsimenu, ir uždavė tokį klausimą, aš kažkaip sakau, žinai, čia kartais čia, taip, tiesiog, nežinau, šūda malu, žinai, tiesiog sėdžiu nieko, tipo, galėčiau būti produktyvesnis. Žinai. Ir Rebeka juokėsi, sako, kiek meilės yra prieinama tam, kuris ir nieko neveikia, žinai. Sako, tu tiesiog paklausinėk. Ir aš taip, kokias 2 savaitės taip vaikščiu ir taip, žinai, matau, kad taip dabar čia kažkaip maždaug atseit yra laikas darbui, bet, aš nejaučiu, kad aš dabar noriu kažką daryti ir aš ten sėdžiu, žinai, kartais medituoju, kartais kokį YouTube žiūriu, kartais ten skaitau, ką nors, žinai, toks tiesiog.
Bet kažkur fone zuja tas, tipo, girdi, bet taigi čia, žinai, čia pasižiūrėk į kalendorių, ten, žinai, to-do listai, viską, žinai. Ir po kokių 2 savaičių aš tai paklausiau, kiek meilės prieinama vat šitam, kuris čia neefektyvus yra ir neproduktyvus. Ir toks, tipo, yra. Toks jausmas kažkur lygtais yra, žinai. Ir taip, tuo man toks smalsumas gimė ir taip, pala. O tai ją kas nors riboja? Tipo, matuoja ir sako, žinai, čia tau 10%, žinai, ir, toks tiesiog, grinai gimė to akimirką smalsumas ir aš taip pradėjau tyrinėti ir taip staiga visa. Ir sprogo protė viskas, žinai, tiesiog visas tas, toksai nepasitenkinimas tuo, žinai, neproduktyvumu tiesiog susprogo, nes visada yra prielaida ten, kur mes nepatenkinti savim, kad kažkas čia yra negerai ir kad tai pataisius bus geriau, o tas geriau vienaip ar kitaip bus daugiau meilės ten, ar tai pavadinsi saugumo, ar ramybę, ar ten, žinai, pilnatvę, ar dar kažko, bet, laimė. Tai ir staiga ta visa idėja, kad bus daugiau, subliuško, nes yra prieinama viskas ir taip pradeda, žinai, toks ta prasme visa, žinai, nes nuo vaikystės ten kažkur tais visą laiką buvo tas įsivaizdavimas, kad yra geri dalykai, kuriuos turi siekti, ir yra blogi, kurių turi vengti. Ir, žinai, 100 kartų įvairiose temose tai buvo, akivaizdu, kad ne, bet toj vietoj tarsi to veikimo kažkokia prasme, tai reikia būti efektyvi, žinai. Ir staiga, o kodėl? Kad būtų geriau. O kas tada? Tai bus daugiau meilės, tai kad visa prieinama. Ir tada ta schema lūžta ir tada iš tikrųjų labai įdomu, kad kartais tenka atrasti visai kitą motivaciją gyvenime. Ta motivacija, kur aš pavarysiu ir įrodysiu ir pasieksiu ir būsiu fainas, nebeįdomu. Jinai nebegalioja, nebeveikia, nebejudina, tiesiog žiūri ją ir galvoja, meh. Jo, nes turbūt ne tai motivavo, kad aš pavarysiu ir būsiu fainas, bet kad gausiu kažką. Ta viltis, jo. O vilties nebelieka, ne dėl to, kad, pirma, supranti, kad nebegausi, kad kiti niekada to neduos iš tikro. Ir antra, matai, kad tai jau yra. Ir jeigu visa motivacija buvo ant tos vilties, kad aš turiu kažką pasiekti, tada gausiu, tai šitas visas subliūkšta. Iš karto eini ten. Jo, ir toks... Ir protė kažkas pala, tai ką dabar veiksim, žinai, tai kaip dabar veiksim. Ir aš matau, kiek daug žmonių, ar per sesijas, ar kursus, ar dar kažkur, žinai, šitą atsimuša ir jos apima siaubas. Nes ten išlenda beprasmybė. Jo, ir tikrai, ne kartą aš irgi esu, tai tada būsiu daržovė, Būtent. Ir aš visada sakau, o tu bandei? Tu davai, sakau, 3 dienas pasidėk, sako, aš nieko neveiksiu. Sakau, ta 2 valandas nieko. Nieko nedaryk, vapšė. Aš sugebėsi. Žiūri. Ir net sakau, nemedituok. Žinai? Ir jie pradeda į mane žiūrėti, taip, žinai. Tai va. O davai, sakau, įrodyk, kad tu tikrai būsi daržovė. Nes iš tikrųjų tai yra tik tais ta fantazija, tas įsivaizdavimas. Ir mes jeigu išdrįsti patikrinti, kad išdrįsti, davai, pasėdėk, žinai, pažiūrėk, ar tikrai, ar tai tiesa, kas nutiks, panašiai, ten visai kitaip negu įsivaizduoja. Kad ir ką įsivaizduotume, vis tiek bus kitaip. Man atrodo, žinai, koks stebuklas nutinka tada, kai tiesiog viską turi ir kas pradeda motyvuoti daryti tai, kas džiugina. Kai tu nieko nebeprivalai, kai aš nieko nebeprivalau dėl kažko ten kažkam įrodyti, kažko pasiekti, kažko nusipelnyti, tai aš galiu daryti, ką noriu. Jo. Ir juokingiausia, kad ir taip galėjai. Kažkas sakė, kad ne. Būtent. Bet galėjai, žinai. Neatrodė.
Bet ar tada ir nesimato, kad ko norisi, turbūt, nes ten tiek yra Tai negali sluoksnių, matyti. žinai, nes... Jeigu visa motivacija yra, ko iš manęs tikisi kiti ir kaip aš turiu patenkinti jų lūkesčius, tai koks skirtumas, ko aš noriu? Koks iš tikrųjų skirtumas, kam iš vis gilintis, ko aš noriu, jeigu mano visas gyvenimo tikslas yra sugalvoti, kaip aš turiu būti fainas jiems. Tai ir dėl to aš kažkada vėžinausi prieš kokius 3 metus, buvo tokie keli mėnesiai, kai tiesiog ėjo daug žmonių su tuo, aš nežinau, ko užsiim gyvenime, ir aš juos davestau iki ašarų, tiesiog per kokias 5 minutės, tiesiog, o ko tu nori? Ir jie pradeda kažką šnekėti ten, žinai, ir matau, kad netiesa. Sakau, sakau, gerai, vat visas šitas bus, bet ko tu nori? Ir tada, žinai, toks kažkurio man toks, nežinau, arba, žinai, ašaros. Tiesiog ir tikrai pamenu, kad ne vienas žmogus pradėjo tiesiog verkti, susidūrė su tuo klausimu 5 kartą, žinai, ir 9, toks, kai ta visa istorija, ta oficiali istorija, ne, tai aš noriu, kad čia man viskas gerai būtų, čia namą pasistatyti, žinai, ten čia pabaigti mokslus, čia susitvarkyti su jausmais. Jo, gerai, ir susitvarkysi tais jausmais, ir ko tu nori? Ir tada, žinai, neini tą vietą ir matai, kad aš nežinau. Kad aš galvojau, kad labai svarbu žinoti, ko aš noriu. Ir iš tikrųjų aš nežinau, ir tada daugeliu yra labai baisu matyti, bet tuo pačiu, kaip tu gali žinoti, jeigu niekada iš tikrųjų, jeigu niekada neleidžiu savo pabūti su tuo. Ir plus yra bent koks reikšminimas, kad turi žinoti, ko nori. Aš nežinau. Čia yra, man atrodo, visiškas paradoksas, kad galiausiai, kai jau leidi savo svajoti ir iš tiesų norėti, gaunasi toks, kad irgi tas nežinojimas ištinka. O tiesiog tą akimirką veiki kažką, kas džiugina, bet į priekį tai nelabai žinai. Kartais žinai. Kartais būna toks, pum, vat. Bet būna žinau ir pasikeitė, nebenoriu. Būtent. Tai, bet tas irgi, įdomu, žinai, kad aš nežinau, ar tu dalyvauji ten kažkada prieš, kiek jau dabar 6 metus atgal, ten buvo vizijų, pavyzdžiui, kursas toksai, žinai, kažkada aš ten vedžiau, ir mes ten rašėm vizijas, žinai, ir viską ten 3 mėnesius, žinai, gal. Ir ten buvo 5 metų perspektyva, ir ta 5 metų perspektyva realiai baigėsi praeitais metais kažkur. Ir aš kažkada radau tą visą savo, žinai, tą knygą, žinai, prirašytą. Gyvenimo knygą. Jo, lifebookas. Jo. Žinai, ir aš tiesiog atvarčiau iš smalsumo ir žiūrėjau, žinai, ir kiek, kai kurie dalykai tiesiog įvyko, bet aš juos jau pamiršau, tai prasme, jie nebuvo net reikšmingi, net jiem įvykus, tokie, žinai, įvyko, fainai, pliusas, žinai, check. Kiti niekada neįvyko ir jie visiškai nesvarbus, nereikšmingi ir tuo metu jie atrodė reikšmingi, iš to kažkokio vidinio poreikio neišpildyto, neįgyvenę, iš tos vilties, kuri už to buvo paslėpta, kažkas dar ten bus. Tai buvo tiesiog įdomu prisiminti, nes man visada buvo sunku matyti ateitį. Aš nebuvau niekada tas, kuris kūrė ten 10-mečio planus. Kažkada paauglystėje pasvajojau. Paskui prisiminiau, kai viskas įvyko, žinai, ir praėjo, kai jau man buvo 28 gal metai. Tai buvo toksai flashbackas, tipo, wow, taip ir išpildžiau, kaip tada pasakiau, eik tu savo. Aš ten 16 metų, ten taip, žinai, paprojektavau, žinai. Mokykla, univeras, gerai, būsiu programuotojų, čia jau tas, tai čia viskas aišku, žinai, gerai, tada reiks kokių 3 metų, kad normaliai uždirbčiau, tai maždaug 25 turėsiu pakankamai pinigų, kad išlaikyti šeimą. Apsivedžiau 3 savaitės po 25 gimtadienio pirmą kartą. Ir planas buvo kitais metais STS daryti, bet mes persigalvom ir pasidarėm per 6 gal savaitės, susiorganizavom viską, žinai, tarsi. Planas būtų įvykdytas. Ir kada aš tai prisiminiau? Po skyrybų. Po 3 metų
jau viskas santykiai užsibaigė, mes išsiskirstėm, aš prabundu vieną rytą, vienas 4 kambarių bute, nes ten gyvena ir jos sesuo, dar ten draugas, toks žodžiu, mes ten 4 gyvenom ir staiga ten jis išvažiavo, sesuo išvažiavo, jau užaugo, išvažiavo į Angliją braškius skint, buvusi žmona jau išsikraustė ir aš prabundu nuo karščio krūtiniai, ta prasme, dega, toks, visas plotas ir aš gulėjau, mėgau ant žemės, miegmaišyje, nes man nugarą labai skudėdavo ir aš pradėjau tiesiog mėgoti ant žemės, Ir praėjo, tai negi aš grįšiu į lovą, aš daug, jau ne, ačiū, pasimokiau, ant jogos kilimėlio. Geri vaistukai, tada mėgau. Ant jogos kilimėlio, ant žemės, Ir aš prabundu vasarą ir galvoju, čia turbūt, miegmaišis, per šiltas. Miegmaišį nusijimu, netrupučio nepasidarė, vėsiau, čia viskas dega. Ir aš tai pradedu į tą karštį taip koncentruotis, tiesiog jausti. Ir man toks džiaugsmas, tiesiog pradeda eiti, aš ten vos nekvatotis pradedu ir toks, pradedu, tipo, what the fuck, kas čia darosi, Ir aš tame džiaugsme toks, tipo, kaip ta prasme, čia kažkas naujo, prabundu nuo to, kad džiaugsmas, plyšta. Ir taip, iš kur, apie ką? Ir tokie žodžiai. Aš pagaliau laisvas. Nuo ko? Ką? Džiaugsmas jau buvo keista, bet šitie žodžiai dar keiščiau, Ir tada man taip flashbackas, tą man 16 metų, aš sėdžiu ir grinai, sudėlioju tą, dalyką. Ir kas buvo juokingiausia, kas, suvokiau tik tada, jau kai visą tai vyko. O toliau plano tai nebuvo. Nes su šeima, kaip geroj pasakoj, po vestuvių visi gyvena ilgai ir laimingai. Ir realiai, paauglio galvoje, tai ir buvo finišas. Ir aš jį išpildžiau. Viskas gyvenime padaryta. Ir grinai tokia buvo, ček, univerą pabaigiau, pinigus uždirbau, būtent ten 25 metų plus minus kažkur tais jau uždirbdavau ten tuo metu gal kokius ten 2,5–3,5 tūkstančio litų, nes ten halturindavau, freelancindavau, ten, būdavo siūruojantis tas, bet uždirbdavau pastoviai, ten tų pinigų pakankamai ir toks, tipo, matau, kaip, ček, vestuvės su moterim, kuri atrodė idealiai ir tobula, ček, toks viskas ir taip. Ir tada, aš žinau, kai pamačiau, tada, aš esu laisvas tokia. Ir tada iš tikrųjų pajutau tą laisvę. Ir toks, aš esu laisvas nuo tos svajonės. Aš esu laisvas nuo to, tos programos kažkokios, kurią savo, taip, uždėjau. Ir dabar galiu kurtis taip, kaip dabar atrodo. Ir nebuvo jokio, ten. Vėl planą, vizijos, aiškumo, tiesiog, bet atėjo tą laisvę, kad galima gyventi kažkaip kitaip. Ir tada dar teko, dar daug metų tos laisvės ieškoti, kad jinai taptų apčiuopiama, kasdieniška, paprasta. Jo, idėjos, kad norisi būti laisvu, aš atsimenu, kažkuriais šiais metais, jau seniai buvo stovykla. Ir ten mano intencija buvo laisvė. Tai, kiek dar metų praėjo. Gal jauti, kad kažkaip jau... Kad gal jau ir jaučiu aš tą laisvę. Tai tada, atsimenu, buvo turbūt pati pradžia. Tokia kaip užuomazga. Ir dar tu pasakoji apie tą gyvenimo knygą. Ir šiaip aš visai neseniai, čia gal jau koks mėnuo praėjęs, bet vis tiek šviežia, tiesiog sėdėjau prie upelio miške ir prisiminiau, ką aš ten buvau, apie kokį gyvenimą fantazavau ir ten rašiau ne kartą. Ir aš suvokiau, kad kaip viskas nebe taip. Visai nebe taip. Ir tos svajonės, ta vizija į ateitį, jinai buvo, iš to laiko, tai okei, bet tada buvo visai kitoks suvokimas, tada aš dirbau ofise, tada ten norėjau to, 3, 4 ir įsivaizdavau, kad čia yra tas gražus paveikslėlis. Tas tęsis tiesiog ir upgrade'insis. Jo, ir tiesiog aš gyvensiu tokį tvarkingą, gražų gyvenimą. Ir dabar suprantu, kad
gyvenimas pasikeitė, vizija pasikeitė, aš net nežinau, kokia jinai bus, bet aš net nelabai ir turbūt galiu suvokti su savo dabartiniu protu, kas bus ten, pavyzdžiui, po 5 metų. Nes aš tada negalėjau įsivaizduoti, kas bus dabar. Tai, būtent. Net iš tolo. Nepanašu. Dabar, kai prisiminėm tai aš supratau, kad į Vokietiją aš išvažiavau 20 metais. Per savo gimtadienį. Labai lengva atsiskaičiuoti, žinai, kiek aš ten gyvenu laiko, nes atvykom kaip tik tą dieną, atvykom ir jam su draugais į restoraną. Tai realiai į ten tą 5 metų viziją tikrai nebuvo išsikraustymas į kitą šalį įrašytas, žinai. Nelabai planuoju. Ir tas labai įdomu, žinai, tenka tai padaryti, praeiti, kad kažkaip paskui pamatyti dalykus, kurie nebuvo tiesa ir tikri. Ir aš nesenai su vienu irgi žmogumi, kuris dirbo Mendelėje daug metų, aš su juo bendravau ir jisai praėjęs tos laivbukus ir jis jį naudoja dar, žinai, irgi. Ir sako, ir mes šnekėjom apie tai, sakau, guli, va dabar čia Vasonė kampe, kaip tik, žinai, nes vaikai ten žaidė iš kažkur iš Kniso ir pradėjo tas ir, žinai. Sakau, guli, kaip tik, va šitas dalykas, žinai, ir sako, ir dabar viskas atrodo visai kitaip, sakau, jo. Ir sako, aš vis dar tai naudoju, tiesiog, aš atsinaujinau, žinai, pagal tą, patirtį. Manęs tai tiesiog nebetraukia. Bet jam fainai, jam įdomu ir sako, aš tiesiog irgi mačiau, kaip pirminės tos versijos buvo labai tokios paremtos ant to, kas atrodė kaip laimė, ant to, ko trūko. Ir sako, dabar tiesiog visai kitokia vizija gyvenimo, nes jau tiesiog iš kitos vietos ateina. Tai man toksai kaip gal principas, aš jį daug metų aiškinau, tik tais įvardinimas buvo labai aiškus, kad mes arba siekiam kažko, arba tai išreiškiam. Ir aš tai pasakodavau per tą atsakomybę, per tą trikampį ir sakydavau, žiūrėk, tu gali ten į tą jausmą, kurio tu nori, tada eiti su juo, tai, žinai, išreikšti tai. Vietoj to, kad bandyti pakeisti aplinkai, tik tą aplinkai, kad pasiekti tai, ko nori. Ir tas visur. Ten su santykiais, su veikla, su bet kuo, žinai. Visai nesenai su viena klientė mes santykių, tokį irgi, ten su vyru kažkas, žodžiu, netinka. Sakau, kokie tavo lūkesčiai, ko tu tikės? Klok lūkesčius ir kaip jausies, kai tai gausi. Ir tiesiog visą, žinai, tai va to, gerai, o kai gausi, kaip jausies. Tada, žinai, pilnatvė, ramybė, Tiesiog va čia yra tai, ko tu iš tikrųjų nori. Ir dabar tau atrodo, kad tu turi tai pasiekti per tą vyrą, žinai, kad jis turi padalyvauti, duoti, žinai. Ir tokia, maždaug, tai aišku. Ir tada mes tiesiog įsileidom tą visą būseną. Ir sakau, kaip dabar tu jaustumės, jeigu tu ateitum į tos santykius dalintis šito jausmu, išreikšti, žinai. Kaip tada? Tai visai kitaip. Tai va tas toksai, kaip sakyt, kasdienybėj prisiminimas, kartais tokia, žinai, aš ir savęs kartais paklausiu, aš dabar siekiu, ar aš dar labiau išreiškiu tai, žinai, ir tai tapo įprasta. Ir tiesiog žiūrėti, ką aš noriu išreikšti, o ne ką aš bandau pasiekti, ne ką aš tikiuosi ir turiu vilties gauti kažkada, žinai. Ir tada ta pilnatvė yra čia. Ir dabar, ir visai nepatogiai gali būti. Ir taip toliau. Man kažkaip taip iškilo, žinai, filmukas tas yra Inside Out, turbūt toks. Tai mes kažkaip vis tikimės gyventi outside in. Taip. Bet, ne taip veikia iš kitos pusės. Yeah. Ir kažkaip labai gražiai persipina viskas.
emocijų paleidimai ir šiaip, man atrodo, tu visą laiką kalbėjai apie tokius labai, nežinau, kaip čia gal žemiškai, apie visus šitus dalykus ir yra ta kita pusė, kur, pavyzdžiui, ten manifestacija, galim pasakyti. Ir tai veikia tas inside out, kas tu esi. Šiaip dažniausiai žmonės, tą sukur. Žiūrėk. Kai sieki tikslo, tai pradedi iš atskirumo. Aš esu atskiras nuo to, ko aš noriu ir dabar aš turiu tai pasiekti. Didžioji dalis žmonių užsiema manifestaciją iš to paties atskirumo. Aš esu atskiras nuo to, ko aš noriu, tik aš nebeisiu jo pasimtis, pats turi pas mane ateiti. Bet atskirumas nepasikeičia. Spranti, ir va tas išreiškimas savęs autentiškai, smagiai, laisvai ir panašiai, kuris ir manifestuoja tai, ar ne? Vat šitas vis tiek dažnai nevyksta. Ir dėl to daugelis žmonių nusivilia tuo. Ir aš buvau vienas iš tų žmonių. Tai prasme, man daug dalykų įvyko ir dar daugiau neįvyko. Ir aš jaučiau, kad, va tas pradinis, žinai, toks susidūrimas, kai aš tai kažkada išgirdau, dar nebuvo viso to darbo su jausmais mano gyvenime ir panašiai, aš tiesiog ieškojau, žinai, ir tai buvo vienas iš etapų, kai aš tiesiog bandžiau ir tos visus ego lūkesčius, žinai, išpildyti, bet ta vidinė būsena giliai vieta, žinai, buvo atskirumas visiškas. Ir iš tos vietos tada tai ir yra toksai, kad jeigu gauni tai euforiją, nes iš tikrųjų tai nesitikėjai, jeigu negauni nusivylimas, žinai, nes kažkas neveikia, gal čia blogai, negražią kortelę nusipiešiau, žinai, ne tą afirmaciją kartau. Pradedam ieškoti klaidų, tarsi aš kažką ne taip padariau, žinai, kaip vos ne kokia bausmė, žinai, kaip saldainis už gerą procesą ir bausmė už blogą. Tokių labai daug ten yra jausmų. Ir tie yra dalis visada tie keli procentai žmonių, kurie tai iš tikrųjų atveria jų vidinį potencialą ir viską, ir jiem apsiverčia gyvenimas, žinai, ir jie tampa tais pavyzdžiais, kurie yra visiems pristatomi kaip sėkmingi. Ir kai kurie iš jų, kai patyrinėjai, matai, kad jiem, pavyzdžiui, jiem kažkas įvyko ir jie visiškai sustojo daleiską. Ir mes stovyklos metu turėjom tokį pavyzdį labai juokingą, kad ten, kur vyko stovykla, vyko dar vienos kompanijos workationas. Ir ten, žinai, spa, ten viskas, ir jie ten tipo padirba dieną, eina, žinai, ten į restoraną valgyti, eina į spa ir taip toliau. Ir ten buvo bičas, su kurio prieš 9 metus ten ar daugiau pačioj pradžioj mes dirbom, ten stovyklose susipažinom, žinai, ir taip toliau, dar kai aš pats dalyvaudavau. Ir tiesiog Živilė jį pamatė ir sako, gal, kaip tau sekasi, žinai, ir jis pradėjo su ją dalintis, aš tai net nežinau, kaip jo gyvenimas ten pasikeitė, dar kažkas, žinai, ir sako, tai va, ten po kelių mėnesių, po to, žinai, ten stovyklos, po konsultacijų, ten santykiai, žmona, ten darbas, persikraušiu į Palangą gyvenu, žodžiu, viskas, tai pup, žinai, ir persidėliojo maždaug. Ir jinai sako, tai gal ateik, papasakok, žinai, tiesiog hebrai. Ir jis taip, gerai, žinai, ir jis atėjo, susėdom, o taip, žinai, tik tais dar 40 žiūrovų buvo, žinai. Ir jisai pradėjo pasakoti ir žinai, ir sakau, kokius turit klausimus, sako, o tu kažką toliau tęsi, ir jis toks, nelabai. Žinai, jis toks, jam taip natūraliai labai lengvai gavosi, jam pasidarė fainai, ir jisai ten, nei jis labai ten meditavo, nei jis kažką toliau praktikavo, išvis, žinai, tiesiog, fainai gyvena ir gyvena. Ir tada sako, sako, gal ne, tai susitikom, jau dabar yra krūva reikalų, žinai, kur gal reiktų grįžti prie to, žinai. Bet žmogus labai natūraliai, labai lengvai patyręs, tai jis tiesiog visiškai sustojo, nes jo tikslas ir buvo tas fainumas. Jo tikslas ir buvo tas patogus gyvenimas, žinai, ir jis įgavo. Bet ir gal ne visiems reikia. Tai va būtent, žinai, ir jam akivaizdžiai to 10 metų nereikėjo, žinai, tas ir yra. O man to neužteko. Man, to patogaus gyvenimo kažkada neužteko. Aš ten kažkur tais 25 metais
supratau, kad, nes buvo toks etapas, kaip per 2 metus, man atrodo, ar per 18 mėnesių, aš ten kažkada skaičiavau, aš pakeičiau darbą, 3 kartus ir mano atlyginimas pakilo nuo 800 litų iki 2,5 tūkstančių. Buvo taip, žinai, 800, 1200, 1800, 2,5. Žinai, ir taip, bum, 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 bum. Ir tada aš atsimenu sėdžiu ir suprantu, kad laimės nepadaugėjo. Kad aš tiesiog pradėjau pirkti brangesnius daiktus, valgyti brangesnį maistą, gražesniam restorane, aš negyvenu gražesniam bute, bet iš esmės jaučiuosi taip pat. Ir man va tada buvo tas toks tipo iš serijos, va kodėl savo, kad pinigai laimės neduoda, žinai. Ir jie duoda daug komforto ir daug visko, žinai, ir daug dalykų, to patirties, bet tas toks, oh my god. Ir aš tada atsimenu, taip sustojau ir galvoju, Dieve mano, taip, kas toliau, žinai, nes suprantu, kad jeigu aš tiesiog didinsiu tą sumą ir sieksiu dar daugiau kažkas, tai nebepagerins mano vidinės savijautos. Ir tai buvo realiai vienas iš tokių momentų irgi, žinai, kurie, tiesiog parodė akivaizdžiai, kad reikia atsisukti kažkur į vidų, žinai, ir kažkur ten yra kažkas kitaip, negu aš tuo metu įsivaizduoju. Tik tai aš visiškai neįsivaizduoju, kas tai. Ir aš net iš tolo negalėjau įsivaizduoti to, kas dabar yra kasdieniška. Tiesiog. Tai viršyje, žinai, mūsų, nes vis tiek mūsų fantazija remiasi mūsų praeities patirtim, kažkokia informacija sukaupta, ką mes matėm ir taip toliau. Ir to tiesiog nebuvo, žinai, nes iš šono pamatyti, suvokti to neina. Matai laimingą žmogų ir tu vis tiek apie jį įsivaizduoji savaip, žinai, kaip čia tai atrodytų ant savęs užsidėjus. Tai tas labai, dėl to irgi tas, ir vizijos ir viskas tos, žinai, fantazijos, manifestacijos, jos tiesiog, nežinau, nebėra esmė, nes tai nebėra ta sąlyga laimė, prašiausiai, jinai yra, jinai prieinama. Ir jeigu tai tampa sąlyga, tai neveikia? Jo, neveikia, nes tai jaučiasi kaip kankinimasis elementariai. Jeigu iškeliu kažką ir padarau tai sąlygą, man iš karto nepatogu, man iš karto skauda. Ir vis primenu savo, kad dar neturiu. Ir yra, žinai, buvo tų momentų, kur, tai buvo, kad ir tai, ką aš nekėjau apie tą produktyvumą, tai ir buvo ta sąlyga, taip pat tarsi, būsi produktyvesnis, vis kažkas geriau ir kažkurio momentu, žinai. Tai ne. Ir tenka atsipeikėti nuo tų dalykų, tokių labai buitiškų kartais dalykų, kurie yra būtent ant tiek natūralūs, ant tiek įprasti, ten serijos visi taip elgėsi ir panašiai. Ir tada taip, wow, bet tai čia buvo sąlyga, man jinai nebereikalinga. Ir tada būna daugiau meilės, daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo, tiesiog viskas kitaip. Man dabar kažkaip visai norisi paklausti, nes ta tokia jausmai, meilė ir turbūt tavo klienčių dauguma yra vis dar moteris, nes mums gal tai yra priimtiniau, paprasčiau, suprantamiau, bet vis tiek tai yra toks nei moteriškas, nei vyriškas dalykas jausti, jis tiesiog visiems tas pats. Kas vyrus atveda? Moteris? Ne visada. Ne visada, bet vis tiek jie priima sprendimą kažkodėl, pavyzdžiui, pasilikti. Taip, būtent jie nusprendžia, žinai. Tikrai labai dažnai, žinai, moteris sako, davai, žinai, ir maždaug visada, kai kokie šeimos nariai, ten draugai ar panašiai kažką nori pas mane atvesti, aš visada sakau, wow, hebra, reikia, kad žmogus norėtų, žinai. Tai pirmiausiai įsiaiškinam, ar jis nori, o tada galim šnekėtis. Tai jo, jie nusprendžia likti, žinai, jeigu jie nusprendžia likti, arba jiem pasidaro įdomu.
Kiti patys ieško viskas sakai, bet tikrai vėliau kiek daug, žinai, ten, nu, turiu vieną klientą iš Australijos, su kuriuo mes jau 2 metus gal dirbam pastoviai. Tai jo žmona pirmiausia atėjo pas mane, tada žmonai labai buvo didžiulis pokytis po ten gal kokios 3 konsultacijos, nes pirmos 2 buvo, nu, totali panika ten, žinai, ir ten protas visiškai, nes, nu, jinai tiesiog žiauriai prastoj būsenai buvo. Ir tada visą tai tiesiog atsidarė ir jinai nurimo. Tai jisai toks iš karto maždaug, aš irgi noriu, žinai. Ir jis atėjo ir mes jau 2 metus dirbam su juo. Ir yra tokių, kurie ateina trumpam, kurie lieka ilgam, nu, įvairiai. Tai labai faktas, kad jie pasirenka, jie nusprendžia, žinai. Mes visi jaučiam jausmus. Ir aš suprantu, kad mano klientai ir šis tie žmonės, kuriem įdomu, žinai, tai, ką mes net kalbam, jie yra jautrus. Jie gali apsimetinėti stipriais, jie gali apsimetinėti beveik akmeniniais, jie gali turėti ten problemų, kad 3 metus neverkiau, bet jie vis tiek yra jautrus, žinai, ir dėl to jam tai įdomu, nes kažkas viduje, nu, atliepia, kažkas viduje rezonuoja su to. Tai žmogus pamato kažką, žinai, jis kažką gauna, jis kažką patiria ir jis nori dar. Ir jis nori daugiau. Ir jis mato, kad ten, žinai, yra tas, kai tu pradedi matyti, kad yra kažkas, ko tu nesupranti, bet yra daugiau, ir pasidaro smalsu, nu, įdomu. Tada judėjai tą pusę ir viskas. Jeigu tas smalsumas negimsta, tai, nu, jeigu turėjai problemą, išsisprendė ir nebeįdomu, žinai, kaip tas vaikinas, jis išsisprendė kažką, pasikeitė santykiai, nu, patenkintas. Jo, nes to ir norėjau, žinai. Ir okei, ir tam etapė, aš patenkintas tuo, man tiek va. Tai žmonės tiesiog turėtų, nu, atrasti savo smalsumą. Ir kaip pasidaro smalsu tai, kas yra už mano patirties, už mano vaizduotės. Kaip pasidaro įdomu, kas yra už tų mano įsivaizdavimų. Tada tu pradedi atsiverti kažkam iš tikrųjų naujam. Nes nauja yra tik tais už patirties ir įsivaizdavimą. Ir tada tai keičiasi. Ir visai nesenai buvo toks visai kitoks patyrimas, kai atėjo vienas žmogus su fiziniam problemom, žinai, su ligom. Ir mūsų pirmo susitikimo metu įvyko toks drastiškas pokytis, kad jam beveik visi simptomai praėjo. Nes mes tiesiog atidarėm tas duris į pilnatvę. Ir jos atsidarė. Ir jį tiesiog užliejo saugumas. Ir jis neišsijungė. Ir tai visiškai pakeitė jo visą santykį su pasauliu, su savim, su savo jausmais, su savo liga, su viskuo, žinai, tiesiog buvo op ir viskas. Ir mes susitikom 2 kartą, mes beveik nebeturėjom apie ką kalbėjom. Mes tada susitikom 3 kartą, ten pakapstėm truputį giliau, bet vėl, jis atėjo to. Ir dabar jame nėra smalsumo, kas ten dar toliau. Ir tai neblogai, tiesiog jis dabar idealiai ten, kur jis nori būti, žinai. Aš matau toliau, bet aš matau, kad jam nereikia. Ne, jam tiesiog dabar, tai visiškai ne apie jo gyvenimą, žinai. Ir jis gavo viską, ko jis norėjo. Realiai per vieną susitikimą. Kiti 2 buvo, žinai, toks tiesiog dar biškį apglostėm aplinkui ir supratom, kad viskas baigėsi. Nors aš jam ir sakiau, klausyk, aš po 1 nedarau, žinai, ten po 2, po 3 darau, po 5 arba po 10, žinai, maždaug. Tarėmės ant 10, o tada dirbam, žinai. Bet, nu, tiesiog nebebuvo prasmės. Ir mes savo tai jautėm ir savo gal, žinai, atšaukiam. Gerai, atšaukiam, žinai. Tai niekada nežinai. Bet vėl, nu, toksai, atėjo, patyrė, ką reikėjo patirti, pasiėmė tiksliai tai, ko jam trūko. Ir išėjo. Viskas. Ir tai yra ta, tokia nesuplanuota harmonija, žinai.
Ir iš išorės turbūt svarbu, priimti tą, kad kiekvieno mūsų kelias yra skirtingas ir, jeigu man ten svarbu eiti gilin, vis gilin ir gilin, tai gal kitam to visai nereikia. Visiškai. Ir, nebūtina tada ir stumti, ir siūlyti kažko, jeigu nereikia. Taip, žinau. Bet tada teks pripažinti, kad jie yra laisvi ir turi laisvą valią ir kad yra visiškai neprognozuojami ir dėl to žinait, ką padarys sekančią akimirką. Ir čia, man atrodo, žinai, viskas vėl persiverčia, atsisuka į save, kad jeigu aš galiu laisvas būti ir daryti, ką noriu ir keisti savo nuomonę, tai ir kiti gali. Taip. Ir žinai, kas juokingiausia, kad dažniausiai, mano patyrimu, tai suvokimas ateina iš kitos pusės. Kai pripažįstu, kad kitas, aš ten stengiaus, kontroliavau, aiškinau, ten stūmiau, žinai, ten pikau ir panašiai, o jis vis tiek padarė taip, kaip jis padarė, tada galiu pripažinti, kad turi laisvą valią pagal faktą, taip. Nes neklausė manęs, žinai, padarė nesąmonę, žinai, nors aš jam taip gerai aiškinau, žinai. Tada žmogus tai matydamas sako, turi laisvą valią, vis tik tai gali rinktis, žinai, arba, pavyzdžiui, tėvai su vaikais, gali pripažinti, kad tavo vaikas, matai, neklausė tavęs, neklausė, tai ar tu jį kontroliuoji, ne. Tai gali pripažinti, kad net ir vaikas turi laisvą valią, žinai, ir tada kai kurie natūraliai, iš patys tai suvokia, net pasakyti nereikia, su kažkuria moterim atsimenu buvo tas momentas ir taip. Tai tada aš laisva. Ir taip matys, taip nuo jos tas visą našta, žinai, to stengimosi, tokio pasirūpinti ten, kad gerai visi jaustųsi, kad čia visiems būtų viskas, kaip aš įsivaizduoju ir taip toliau, staiga taip, ir nukrita. Ir tokia, tai jeigu jie laisvi, tai aš laisva. Viskas, žinai, tas atsipalaidavimas. Daugeliui, tinga parodė, žiūrėk, jeigu kiti laisvi, tai tu laisvas. Jeigu tu juos nori kontroliuoti, tai tu visiškai priklausai nuo jų ir tada neturi laisvės ir tada pergyvenimas, nerimas, kontrolė, viskas, žinai, nuotiks. Tai žodžiu, aš dabar prisiminiau vieną situaciją, kur, paradoksas, bet outside in irgi veikia. Nes, nėra vienos tiesos, pavyzdžiui, labai, taip, sakoma, ar ne, kad kiek save myli, kiek save gali priimti, tai tiek gali priimti ir kitą, ir taip besąlygiškai mylėti kitą. Ir man buvo toks nutikimas, kad aš tiesiog vieną dieną suvokiau, kad, jeigu aš kitą galiu mylėti, šitai besąlygiškai, tai pala, aš taip galiu mylėti. Ir tai aš galiu viskas, čia nieko nereikia daryti. O atvirkščiai kažkaip žiūrint, vis to nesimatė ir atrodo, kad, neveikia kažkaip. Ir po to tik apsisuko iš kitos pusės. Tai nėra kažkokios taip turi būti ir tai yra šventa tiesa. Ir kad visi tai supras tik tais tokiu būdu ir tik tais eidami šituo tą keliu ir taip toliau. Žinai. Aš atsimenu, kažkada girdėjau istoriją ten iš Vedų, žinai, kaip Šyvos paklausė, kiek yra kelių pasiekti Dievą. Ir jisai ten paniro, kaip visada ten tos istorijose, ten vos ne 3000 metų į meditaciją, kažkas tokio, žinai. Ir tada išnėrė ir sako 108. Ir ten kažkaip 108 ten tokie, kurios įmanoma, žinai, atlikti su kūnu ir ten dar kažkiek, tai, žinai, ten iš viso ten 120 ten, ar du, tak, žinai, žinai, ir man tuo momentu, tas atprotė buvo toksai, tiesiog, tai visą laiką, toks maždaug, kaip sakyti, aš visada jaučiau, kad, nėra to vieno kelio, žinai, net kai fanatikuodavau ir ten aiškindavau kitiem, kad durnas, tu, žinai, daryk taip. Vis tiek suvokdavau, kad tai nėra vienintelis dalykas, žinai. Bet man toks juokas buvo, kad, prieš ten neaišku, kiek 1000 metų jau, žinai, buvo parašyta, kad, daug yra patyrimų.
O kitas pavyzdys, kurį aš dažniausiai žmonėm pasakoju, tai jis man kažkaip labai patiko, tu jį gal irgi esi girdėjus, ten iš Rama Krišnos buvo istorija. Jo paklausė savo, kodėl tu mokai savo mokinius skirtingai, žinai. Kodėl tu vieniem ten liepi tarnauti, kitiem liepi eiti šeimoje gyventi, kitiem kaip tik liepi būti vienuoliai, žinai. Ten. Vienus mokai medituoti, kitus melstis ir panašiai. Ir jis sako, jeigu mama turi 5 vaikus, tai jis žino, ką kiekvienas jos vaikas mėgsta. Ir kai jį gamina pietus, jį gamina jiems skirtingus patiekalus, nes jie mėgsta skirtingus patiekalus, žinai. Ir mano tas toks, tiesiog, tai yra skonis. Ir aš pažįstu žmonių, kurie, be galo ten įsimylėję, pasinėrę yra į kokį nors budizmą. Ir jiem ten gera, jie ten viską randa, žinai. Ar seka kokį konkretų mokytą ir jiem ten yra gera, žinai. Ir jie ten randa viską, ko jiem reikia. Ir aš atsimenu, buvo toksai momentas, kai mes net ir, mokytojus, kuriais bendraudavom, buvo toks, žinai, klausinėjimas, toksai, o šitas tikrai nušvitęs, žinai, o šitas tikrai, aš daug tikras, žinai, ten sėdė tas mokytojas, žinai, ten, ne, šitas ten, žinai, ne, šitas, jo, toksai, žinai, ir atrodė žiauriai svarbu. Nes buvo siaubingai baisu, kad paklysi kažkur, kad nugribausi, kad apgaus ir panašiai. Bet, yra vis tiek viduje tas kompasas. Ir net žmonės, kurie jaučiasi apgauti ar dar kažkokie, žinai, tai yra dalis jų kelio. Tai yra dalis jų patyrimo, jis jiem pats geriausias. Jis nemalonus, jis skaudus, ten dar kažkoks. Turiu vieną klientę, kuri ten kažkiek tais metų buvo kažkokio tokioj jogos sektoj. Ir ten, normaliai ten, žinai, su iš serijos, žinai, su pėdų gerbimu ir ten nešiojama vos ten sosto, ten pinigai, saukojimai, viskas. Tradicinė gera sekta. Tiesiog tikrai, žinai, giliai ten buvo. Ir jie kažkaip išėjo iš viso to kažkurio momentu ir jinai kažkada visai džiaugiasi, žinai, sako, aš ieškojau. Sako, aš taip norėjau, surasti kažką, kas būtų taip žemiška ir paprasta, žinai. Toks, tiesiog, bet jai reikėjo tos patirties, žinai, nes jinai norėjo kažkur ant debesies gyventi, jinai norėjo kažkokio tokio nežemiško, patyrimo ir jinai gavo. Paskui Tam, kad tai žemė sugrįžtų. Pasidarė nebeskanu, tada, žinai, pradėjo ieškoti integracijos. Tai kas dabar, irgi atrodo, visada svarbu, žinai, ta integracija. Kad, būtent ta meilė būtų kiekvieną dieną. Kad tai nebūtų ryte, kai meditavai ir vakare, kai meditavai, žinai, kad tai būtų išreiškiama į veiksmą, į žodį, į santykį. Ir kad turbūt net nepriklausytų nuo tam praktikos, kuo aš tikiu, netikiu. Taip. Nes iš tikrųjų tai koks skirtumas, ko tu tiki, jeigu tu myli. Ir kai myli, nelabai netiek jau daug dalykų lieka, kuriais tikė. Jie yra, nes mes vis tiek turim tam tikrą patirtį, požiūrį, bet, tas jų reikšmingumas kitoks. Tiesiog tai nebėra taip reikšminga. Ir galiausiai turbūt, kai myli, tai leidi ir kitiem, pavyzdžiui, klaidžiat ir kentėt, ir verkt, ir klyst, ir visą ką daryt. Jeigu tik jiems smagu, tai kodėlgi ne? Jo, kartais, nėra taip visada paprasta išlikti toj meilėje ir priėmime, bet turbūt, bent jau kaip aš suprantu, žinai, tai, čia yra ta meilės forma, kurioje aš norėčiau bent jau gyventi. ir man atrodo, gyvenimas tada, žinai, pagal pasirinkimus duoda, nežinau, kelią iki to per kažkokias patirtis. Aš, žinai, daug kartų kalbėjau apie gailestį, kurį mes dažnai laikom meilę. Ir kai mums gaila žmonių ir mes tikim, kad tas gailėjimas,
tas kentėjimas kartu su jais, ar kentėjimas už juos, ar dėl jų yra meilė, tai tada mes tikrai labai kankinamės ir labai bandom sukontroliuoti, kad jie nekentėtų. Nes vėlgi tampam priklausomi nuo jų kentėjimo, nes jeigu jie kenčia, aš kenčiu. Ir pagal visus įsitikinimų socialinės normas atrodo, kad taip ir turėtų būti, jeigu tu esi geras žmogus, jeigu tu esi gailestingas, atjaučiantis žmogus, tu turėtum kentėti dėl kitų, bet kai aš kažkada, susidūriau su to ir pasižiūrėjau, palauk, kai man gaila kito, ar ką aš jaučiu, kaip aš tai patiriu, ir aš supratau, kad mano kūnas patiria diskomfortą, įtampą ir skausmą. Man kažkur išmetė klaidą sistema, sako, palauk, kažkaip ne taip, kažkaip su patyrimu nesutampa, ta visa socialinė idėja su pojūčiais nesutampa. Ir tada teko pasižiūrėti, patyrinėti, pasigilinti pačiam į save, tai kuo aš tikiu, kaip aš tai darau, kam aš tai darau, kuo aš įsivaizduoju apie tai. Ir tada pamačiau, kad gailestis, kentėjimas nėra meilės išraiška. Žiūrėk, kaip aš dėl tavęs kankinuos, matai, kaip aš tave myliu. Matai, kaip aš tavęs pasilgau, reiškia, aš tave myliu. Ne, tu tiesiog kenti be manęs, tu esi priklausomas. Tai čia ne apie meilę. Ir atjauta turbūt. Ir tada gimsta atjauta, tada man ir pasikeitė tas supratimas, kas yra atjauta. Kad prieš tai atrodė, kad atjausti ir gailėti tai yra tas pats. Ir dar man atjausti, tai kad toks, kad man irgi skauda. Tau skauda, man irgi skauda. Tai aš šitą labiausiai ir vadinu gailesčiu. Kad davai pakentėkim kartu. Ir tada aš pamačiau, kad atjauta yra, kai aš jaučiu meilę žmogui, kol jis kenčia. Ir aš pilnai suvokiu ir net galiu jausti jo tą skausmą, bet aš tik tais meilę turiu tą vietą. Tai ir tada tas poreikis gelbėti tą žmogų per prievartą praeina. Jeigu jis nori, tai paduodi jam ranką, ten eini kartu su juo, bet per prievartą ir be jo laisvos valios tada nebegelbėti. O kol gaila labai norisi priversti jį išsigelbėti, nes jeigu jis nustos kentėti, aš nustos kentėti. Tai man čia kyla klausimas, ypač dar apie tos super jautrius žmonės, arba kurie gali lengvai, jausti kitą ir kito jausmus, pojūčius. Man atrodo, tu labai čia geras žmogus klaustis. Kaip neprisimti, kaip neįsvelti į visą tai ir nepradėti kentėti kartu? Teks persižiūrėti savo meilės suvokimą. Ir jeigu mes tai darom, tai reiškia, taip reikia daryti. Tai reiškia, mums atrodo, kad tai naudinga, reikalinga ir būtina. Mes nedarom to dėl to, kad, netyčia. Būna taip atrodo žmonėm, kad aš tiesiog... Todėl, kad mums taip atrodo. Būtent. Ateina žmonės, jie tam blogai jaučiasi ir aš tada blogai jaučiuosi. Būtent. Ir tada pradedi žiūrėti. Nes jeigu ateina žmonės ir jie blogai jaučiasi, ir jie išeina, o tu vis tiek blogai jautiesi. Ir tada prasideda visos tos istorijos. Taip. Tai aš čia prisėmiau, jie ten užteršė mano aurą, dar ten, Čia jų ne mano. Taip, kokie negatyvūs, numušė mano vibracijas. Tai yra toks brėdas. Aš dar net turėjau supratimo, aš tada užsiminėjau NLP ir coachingu, tai buvo 2000, aš nežinau, 10 gal metai, 9 kažkada ten. Ir po kažkurių coachingo užsiėmimų aš susitikau su draugu, nes jam buvo šikna ir sakau, jeigu nori, aš biškį mokausi, galim pasižiūrėti, Ir aš 3 valandas jį coachinau. Išėjo, galvoju, Dieve, kaip pavargau. Ir kadangi teko bendrauti tuo metu daugiau su bioenergetikais, sakys, jie labai turi tą požiūrį, kad šitai kažkas užpuolė, uždėjo, nužiūrėjo ten, visas tas, toks išorinis pasaulis, su kurio reikia nuolat kariauti, tokie šviesos kariai, tokie su dideliu kardu, Ir aš taip žiūriu
Ir stebiu, ką mano protas sako. Ir sako, jisai turbūt yra energetinis vampyras. Galvoju. Bet man tai buvo toks, kokia įdomi išvada. Žinai, toks tiesiog įsijungia toks pasistebėjimas. Taip, wow, ką aš čia dabar sugalvojau. Ir aš tada galvoju, gerai, pažiūrim, o ką aš veikiau tas 3 valandas. Ir aš supratau, kad aš be proto norėjau įtikinti jį, kad yra kitaip, kad jam reikia mąstyti kitaip, žiūrėti kitaip, jaustis kitaip. Ir tai mane išvargino. Tas bandymas kontroliuoti jo patyrimą, žinai, tas bandymas įpiršti jam savo tiesą. Ir tą akimirką man asmeniškai sudužo visi šitie konceptai, visas šitas idėjas, nes aš pamačiau, kad kai mane vargina žmonės, tai tik todėl, kad aš juos prievartauju. Ir dėl to aš nebeturiu savo, žinai, abejonės toje vietoje. Ir aš tik tais mačiau to vis labiau ir labiau, kad jeigu aš pavargstu nuo žmonių, tai tik todėl, kad aš stengiausi bandydamas padaryti, kad jiem būtų kažkaip. Tai dėl to ir su to, žinai, gilėjimu ir kentėjimu tada ir gaunasi. Jeigu mane tai kankina, kodėl? Nes aš noriu, kad būtų kitaip. Bet aš matau, kaip yra. Bet prote turiu tą fantaziją, kad galėtum geriau, ir tai yra nukreipta į praeitį, kad jau ten negerai padarei, dabar čia taip neteisingai jauties, bet jis jau jaučiasi, jis jau, žinai, patiria tą patyrimą. Ir tada belieka atspėkė dar sykį ir pasižiūrėti, tai aš dabar jau, žinau, kaip turi būti, ne? Bet ar taip yra? Ne. Tai aš dabar noriu meluoti ir pasakoti, kad mano fantazija, ar man rūpi tiesa. Ir daugeliui nerūpi. Ir that's okay. Nes yra kartais labai, labai skauda prisimti atsakomybę už savo patyrimą, todėl kad yra tikėjimas ir įpratis, kad tada aš turėsiu būti kaltas. Ir jeigu tikiu, žinai, kad jeigu aš atsakingas, tai aš kaltas, tai aš noriu būti atsakingas tada už dalykus. Ne. Ir toks žmogus tada natūraliai saugodamas save nuo to dar didesnio skausmo, jis sakys, jie atėjo ir jie padarė. Bet tada gyvenime greičiausiai bus daug bėgiškumo, daug nevilties tokio, žinai, kuri užplūsta kartais to tokio atskait, bet tai kodėl nesigauna, žinai. Tai toks atidavimas galios kitiems. Žinau. Bet tai vėlgi darom tik tais tada, kai save saugom. Visą laiką, kažkada buvo toks etapas, kai atrodė, kad yra, žinai, blogi įpročiai ar panašus dalykai, bet paskui per tą visą patirtį mačiau, kad palauk. Kiekvienas blogas įprotis buvo ten su priežastim. Ir jo priežastis buvo labai paprasta. Tai man padės. Arba mane apsaugos, arba duos daugiau to, ko aš viliuosi gauti. Tai man padės, tai yra naudinga. Ir žmonės sako, kodėl aš taip durnai elgiuosi? Nes tau tai padės. Tai kaip padės, taigi čia tokia nesąmonė, kodėl aš tai darau? Tai va ir žiūrim, kodėl tau atrodo, kad tai yra naudinga. Kaip tau tai atrodo naudinga, ką tu gausi iš kitų, ar ką galvosi apie save, ar kaip kiti tave matys. Per kokį kampą tai yra naudinga, nes tik dėl to tai daro. Ir tas, kai supranti, kad viską darom dėl to, tada toks, žinai, okei. Ir gali pradėti smalsauti, bet net jeigu neįsiaiškini, jeigu nesupranti, koks skirtumas, tu gali priimti naują sprendimą. Gali elgtis kitaip. Čia su priklausomybėm turbūt labai šitas irgi galioja. Atrodo lyg visiškai nenaudinga protui, bet iš tiesų tai yra kažkam naudinga, su lygom. Be galo. Apie išorę, bet man taip dar sukosi kitas kampas šito priėmimo jautrumo arba kažkokių kitų, kaip kiti mus veikia. Kad viduj trigerina kažką, kad tai yra ne tik apie išorę, kad čia gerai, čia jų ir aš tiesiog neprisiimu, bet kad tai yra, jeigu aš jaučiu, tai dažnai
tai būna tiesiog mano ir kažkur manyje tai liečia ir aš savyje tai turiu, tai todėl ir jaučiu taip stipriai ir negaliu paleisti. Ja. Aš vakar sakiau žmonėms, žinai, kadangi šnekėjau apie jautrumą, sakau, mano patyrimo visi jautrus ir itin jautrus žmonės yra pilni dviejų dalykų. Viena tai baimės. Baimės atstumimą. Už tą būtent savo jautrumą, dėl to su jo kovojam, jį slepiam, ten apsimetinėjam, vaidinam stiprius, ką tik nori darom. Bet antras, nešamės krūvą skausmą, nuoskaudų ir praeities patirčių, su kuriuom mes dar nesam taikoj ir nelabai norim ten žiūrėti. Ir tada tie visi triggeriai pataiko į tą praeities skausmą ir tada tik pasitvirtini, kad matai, koks aš jautrus. O iš tikrųjų ten yra belekiek skausmo. Ir vienas vyrukas, kuris irgi atėjo prieš kažkiek tais metų pas mane ir dalyvavo kursuose ir panašiai, jis ten buvo. Ir jis sako, man nuo vaikystės mama sakydavo, tu esi per jautrus. Koks tu jautrus, tu per jautrus. Sako, ir jisai daug verkdavo labai, žinai, kai atėjo, jam labai tas irgi. Ir tai buvo tas nulūžis toks, tipo, žinai, kiek aš galiu bliauti, žinai. Ir sako, dabar galiu pasakyti, kad ne, aš nesu jautrus. Toks, tipo, žinai, aš nesu per jautrus, sako. Ne, man tiesiog reikėjo pereiti tą skausmą, kurį aš nešiausi. Ta baimė būti atstumtam, žinai, tas patirtis, kur buvau atstumtas ir taip toliau. Ir sako, dabar aš visiškai ramiai jaučiuosi. Aš nebesijaučiu, žinai, kažkoks per jautrus. Ir viskas. Tai man tas jautrumas, atrodė kaip kančia, bėda ir problema. Ir tikrai prieš metus ar du kažkada išlindo, tiesiog toksai flashbackai tokie ir supratau, kad kažkaip ten, kažkas vyko ir sakau, o tai kur problema? Tai jautrumas maždaug ir gadina visą gyvenimą, žinai, ir taip, opa, įdomu, ir į vaikystę, ir ten aš tikrai atvirų tekstų sakydavau, žinai, patėviai, per tave aš toks jautrus, maždaug, to sugadinai, viską, žinai, čia. Nes taip atrodė. Ir tai atrodė taip tikra, nes jeigu aš jautrus, jeigu aš net laikau patyčių, jeigu aš net laikau pašaipų, pažeminimo, jeigu aš pradedu verkti, tai tada mane dar labiau, kabina, tada mane dar labiau žemina, jeigu aš vėl net laikau dar labiau, žinai. Ir tas visas, toksai, tarp vaikų, žinai, tas toksai tikrai ten yra nenušlifuota niekas, žinai, ir ten, vilkų taisyklės, žinai, tam tikram amžiui tiesiog natūraliai tai visi socialiniai statusai matuojasi, viskas, ir ten yra džiunglės, mūsų emocinė ta prasme, žinai, tokios džiunglės. Ir aš tikrai tikėjau, kad tai yra mano problema. Kad jeigu būčiau buvęs mažiau jautrus, būčiau buvęs laimingesnis. Žinai. Tai paskui tai aišku, ten, žinai, visas gyvenimas būtų buvęs geresnis. Toksai, ir aš tą visą pamačiau, staiga ir galvoju, opa, kaip įdomu, žinai. Ir įsileidau tai ir nuėjau pasižiūrėti, kas ten iš tikrųjų buvo. Tai man tas jautrumas, yra, žinai, super galia, nes tai tapo mano gyvenimo pagrindu, santykių pagrindu ir panašiai. Ir vakar klausė vienas vyras labai įdomiai, nes jis, yra matomas, žinai, ir žinomas, sako, ar lyderis gali būti jautrus. Sakau, mano manimu, geriausi lyderiai yra jautrus, nes tada jie yra žmogiški. Nes tada jie moka atjausti žmonės, ne tik tais vesti ar vadovauti, žinai. Ir tada jie gali būti visai kitokie. Ir jį tai nustebino. Nes, kažkas buvo, žinai, ir sako, bet tai žmonės ten man, tarsi peilį į nugarą, žinai, įsmeigė ir žiūrėk, silpnas, žinai, ten dar kažkoks. Ir prieš kažkiek mėnesių mes turėjom su Rebeka tokį įdomų pokalbį, kai jinai sako, esmė yra, kad jeigu tavo pasaulyje yra dar, žinai, žmonės, su kuriais nederi, tai greičiausiai kažkur dar nebuvai pakankamai autentiškas ir atviras. Ir todėl jie
nu, jie dar, kaip sakyti, tikisi kažko kito iš tavęs, žinai, nes tiesiog nebai pakankamai savim. Ir sako, jeigu būsi dar labiau, žinai, toks be jokių užuolankų, va taip kaip yra, tai tie žmonės atkris. Nes jie pamatys tai ir sakys, fui, man čia nepatinka, žinai, aš to nenoriu. Man tai visiškai neskanu. Ir man tie visi žodžiai atėjo ir aš jam pasakiau ir matau, jam akis atsidarė ir toks. Okei, supratau. Jo, iš tikrųjų, aš ten dar kažkur apsimetinėjau. Žinai, dar buvo kažkoks socialinis šablonas ir jeigu aš būčiau dar labiau savim, tai tada jie pas mane nebeteitų, supranti, jie nebesitikėtų nieko iš manęs, nes jie galvotų, šitas tai nenormalu, žinai. Ir tada liktų būtent tie žmonės aplinkui, kuriem visiškai tinka tai, kuriuos džiugina, kuriem gera būti šalia, kurie nori būti šalia, žinai, nes jiem būtent to ir reikia, ko mes esame. Ir jinai pati ten papasakojo savo istoriją ir sako, aš supratau, kad, tai reiškia, aš dar per mažai, sakau to, kas man yra tiesa. Dar sako, nepakankamai garsiai, reiškia, tai sakau, nes ten buvo kažkokia klientė, kur ten kažkokia tokia, žinai, tipo, ten jie išreiškia nepasitenkinimą tuo, kaip jinai ten kažką darė ir panašiai, ir tokia, tipo, įdomu, maždaug. Ir aš tą patį, irgi, žinai, perėjau savyje, irgi mačiau, kad, jo, čia, ten, kad ir, žinai, komentarai, ten dar kažkas, ta reakcija žmonių. Tai dar reiškia, per mažai pasakiau. Dar drąsiau, dar daugiau, žinai, sakyti taip, kaip man atrodo, taip, kaip aš jaučiu, taip, kaip aš gyvenu. Ta tiesa, kuri iš mano širdies ateina. Ir tada nebeliks jokių abejonių. Čia vėl atrodo paradoksas, žinai, kai, tarsi gauni kažkokį nemalonų feedbacką arba nemalonų žmonės, tai kad dar drąsiau kaip tik, kai prieš tai su savo tiesa nepasislėpti, nebandyti įtikti, kažkaip ten užglaistyti, būti draugus su visais, o dar labiau būti tokiu grynuoliu. Taip. Ir tai nereiškia būti šikniam, tiesiog būti nuoširdžiu, žinai, dar labiau nuoširdžiu, dar labiau tikru. Ir kažkas pagalvos, kad esi šikniam. Ir that's okay. Jo, ir tikriausiai tai reiškia, kad atkris žmonių. Taip, būtent. Ir jis ir pasakė, sako, jo, žinai, sako, aš bijau, kad tada visiškai niekas su manim neis, žinai, kad aš liksiu vieną. Taip, ir tame, man atrodo, labai daug visur baimių, kad ten, nežinau, santykiai sugrius, ten šeima, draugai dings. Atstumimas, visur, taip. Tai yra tikrai viena iš tų valdančių baimių, nes jinai veda tiesiai į tai, kad mirsi. Nes vaikas būtų miręs, jeigu jį paliktų, bet tik mes nebe vaikai. Ir mums atstumimas nebėra mirtinas pavojus, o vis dar reaguojam. O jaučiasi taip pat. O jaučiasi taip pat. Nes pasąmonė neatsinaujina to įspūdžio. Tenka sąmoningai nueiti ir parodyti, kad man nebe 6 metai. Jeigu dabar aš nebeturėsiu draugų, tai nereiškia, kad aš būsiu gatvėje vienas, žinai, nes mane išmetė iš namų tėvai. Ne, tai nebemirtina. Ir nuraminti tą dalį ir ją pakviesti, apsikabinti ir parodyti, kad žiūrėk, viskas yra ok, aš su tavim būsiu. Tai ko labiausiai reikia, kad nurimtų protas, kad jisai nebepanikuotų, žinai, dėl to. Tiesiog parodyti, meilė yra. Jo. Man atrodo, labai šitai geri žodžiai užbaigimui. Meilė tiesiog yra ir mūsų pasirinkimas yra turbūt ar atsiverti tai meilį, ar toliau ieškoti jos išoriai. Labai tiksliai. Ir šito pasirinkimu mes galim pasitikėti. Man tai yra pagrindinis pasitikėjimo šaltinis. Ne kad bus gerai, kad aš turiu pasirinkimą atsiverti. Viskas. Jeigu aš tai žinau, aš pasitikiu. Bet ko. Eidamas, aš tiesiog pasitikiu. Nes aš renkuosi atsiverti. Ir ne, turbūt taip pačiai mirčiai, kuri kaip ir baimė susiveda dažniausiai visas į ten.
Ir jeigu atsveri ir tam, tai ko tada lieka bijoti? Tada belieka gyventi. Ja. Prašau pasidalinti, palinkėti kažko, žinai, tiem žiūrintiem, bet žinai, noriu paprašyti tavęs priminimo. Ne palinkėjimo, o ką norėtum priminti žmonėm. Kur nukreipti savo dėmesį gal. Kad kiekviena akimirka yra tas pasirinkimas. Ar aš atsiveriu tam, ką aš patiriu, ar aš bandau tai tuo manipuliuoti ir tai atstumti, įsivaizduodamas, kad bus geriau. Ir kiekviename patyrime yra meilė, jeigu mes esam pakankamai smalsus ir skiriam tam laiko, išbūt su to, kol tai taps akivaizdu. Ir ta meilė nėra ta, prie kurios esam pripratę, tai nėra jausmas, tai nėra tai, kas malonu. Tai yra ta meilė, kuri neturi sąlygų, kuri nieko nereikalauja, kurios neįmanoma gauti ir todėl jas neįmanoma prarasti. Tai yra ta tyla, ta viską apimanti tiesiog erdvė mumyse, kurioje nutinka visas mūsų gyvenimas. Ir mes galime tai atkreipdėmėsi. Paprasčiausiai pastebėję, kad yra tyla. Kad šitie visi garsai ir mūsų pokalbis vyksta tyloje. Man norėtųsi užbaigti ir tuo pačiu dar norėtųsi pabūti. Tai aš tiesiog noriu tau padėkoti, kad buvai ir palaikai garsą tyloj. Ačiū tau. Labai smagu. Su tavim susitikti ir pabūti. Ačiū tiem, kurie prisijungė. Iki. Jo. O prieš iki gal tu pasidalint norėtum, ar kažkas vyks nuo rugsėjo, kur tavęs ieškot? Mane visada rasite į save.lt, o su planais kol kas. Va taip. Nėra jokių iškių planų. Yra galbūt vienas planas, keletas, bet jie tokie, žinai, dar neapibrėžti laiką. Nuo naujų metų bus 3 jau instruktorių kursas. Pavasarį per Velykas planuoju daryti stovyklą Vokietijos Alpėse. Bet dar viskas, žinai, dar su organizatoriai iš vis šnekamės apie tai, ką reikia šnekėtis. Dar žinai, dar net nepriėjom prie to realaus planavimo, tik tai yra ketinimas. Ir kitą vasarą bus stovykla Lietuvoje, o daugiau nieks neaišku. Bus kažkada kursai kažkokie, bet gal kada nors vėl grįšiu į Lietuvą ir padarysiu kokią nors paskaitą, žinai, bet tai yra visiškai spontaniškai ir taip kaip nutiks. Tai visą laiką Facebook'e, save puslapyje, mano asmeniniam profilį, naujienlaiškis CLT, ten viskas visada yra. Daug visko
kad būtum informuotas ir turbūt pasitikėti visgi reikia tuo, kur tave atves, ar kur mus nuves ir jau kas nutiks, kur patrauks, tai tenai ir susitiksim. O pakeliui namo greičiausiai nutiks. Greičiausiai nutiks po porą savaičių, bet nieks nežinau. Tai ačiū. Klausyti šitų pokalbių įrašų, kaip visada, gali Spotify arba YouTube kanale. Ir jeigu tau patinka, ką girdi, jeigu kažką pasiimi savo, išgirsti naudingo, tai pasidalink komentaruose, paspausk širdelę, laiką ar kažkaip kitaip duok žinot, nes tikrai labai gerai yra gauti kažkokią reakciją ir iš kitapus ekrano, iš tų, kurie žiūri. Tap prenumeratorium. Tikiu, kad dar bus tų pokalbių, ne paskutinis. Jo, ir viskas. Ačiū tau, kad esi ir kad žiūri. Ir ačiū tau. Ate.